Taigi, mes šiandien darysim lėktuvėlį. Kas nemoka daryti lėktuvo, tai kaip tik jums šitas video skirtas. Mums šiandien reikės balto lapo. Aišku, balto lapo. Va, baltas lapas. Mes iš šito balto lapo. Gali pasimti storą baltą lapą, bet jums siūlau geriau ploną, nes jis geresnis nėra toks, galite ir įprastą imti, nes geriau. Tai pradedam taip, sulenkiam per pusę. Va, matot? Sulenkiam per pusę. Matot, va. Sulenkiam per pusę. Va, lygiai, kad būtų lygias kraštinės. Va. Sulenkiam lapą per pusę. Va, matot? Va. Sulenkiam lapą per pusę. Taip. Dabar atverčiam ir darom va taip. Užlenkiam pagal šitą liniją. Taip darosi, kaip va, matot? Padarėm vieną kampą užlenkę, dabar antrą. Tai atrodo va taip. Va, aš jums rodo taip, rodau jums. Va. Taip čia. Va, taip. Va. Padarėm štai va tokį, kaip trikampėlį, taip? Dabar jį sulenkiam per pusę. Va, matot? Sulenkiam per pusę. Mes vėl sulenkiam taip pat pagal šitas vat kraštinės. Sulenkiam vėl per pusę. Va. Ir dar kartą per pusę. Ir vėl pas mus gaunasi toks trikampiukas, taip? Oi, va. Užlenkiam stipriau. Va, ir gausi toks kaip trikampiukas. Dabar sulenkiam tai per pusę. Matot? Sulenkiam. Buvo va toks, dar kartą kartoju. Taip padarom ir sulenkiam. Oi. Sulenkiam per pusę, kaip lėktuvėlis jau gaunasi. Ir tada va šitos sparnus reikia užlenkti. Va, parodau jums, kaip mums reikia užlenkti. Va. Taip paėmė ir užlenki. Va, dar kartą kartoju. Va, turim tokį lapą ir užlenkiam tai per pusę. Va. Ir čia taip pat. Tai jau matėt, kaip reikia daryti. Va. Matot. Mes padarėm. Va tokį lėktuvėlį. Ir dabar liko nuspalvinti kažką, ką tik norit. Tai va, parodau pavyzdį. Pasiemu. Pasimsiu. Čia daryti tokių. Pasiemu bėlę kokį foną. Va. Ir padarau to. Parodysiu, kaip reikia piešti gražiai lėktuvą. Va. Čia kad dėl gražumo, čia jūsų pasirinkimas. Ar jūs norit padaryti, tai jums šitas video baigtas. Čia tiems, kuriems jau pasidarė lėktuvėlį, va. O kurie
O kurie dar nori nuspalvinti, tiems dar nepabaigtas video. Nu kaip norit nuspalvinkit. Aš, va, pavyzdžiui, nuspalvinu va taip. Galit gražiausiai spalvinti. Galit mano pavyzdžių žiūrėti. Va. Va. Taip. Va. Nu va, padarėm tokį, taip, iš dviejų pilkos pusės. Ir dabar galim, dabar liko, tik tai nupiešti šunus. Čia pas mus bus taip, šitą. Nu, piešimą padarom. Va, čia violetinė dabar spalva. Padarom. Čia skraidinantis lėktuvėlis, va toks. Kaip ir forma tokia. Tai va, čia jums skirtas šitas video. Būtinai paspauskite laiką. Nu, kad daugiau video atsirastų. Aišku. Nes aš filmuoju šitą beveik kas antrą dieną, bet ir ne kas antrą dieną, beveik ir kiekvieną dieną. Bet tikriausiai, kad aš ir kas antrą ir ne kas antrą, kartais ir kiekvieną dieną, kartais ir ne. Tai va. O visokių, dar gandras buvo, gėlė, dar šiandien buvo išleista ta suktinukas. Košmaras, kiek aš leidų, dar ten visokių galėsit pas mane pamatyti, visokių eilėraščių įdomių. Žinokit, geri visai eilėraščiai. Tai aš tus eilėraščius jau, nu, jau retai darysiu. Taip, nedaug, nes pas mane jau, nu, daug laikų daro. Bet, nu, žinot, kad daugiau laikų surinkti, reikia kažką užsiminėti. Iš mano klasės, aš jums papasakosiu. Va, iš mano klasės, ten draugai iš trečios, aš esu iš 3 A. Tai ten visokie, ten iš mūsų vaikai, ten visokie ten vaikai mano, ten neprisimenu. Ten. Kas dabar klauso šitą video, kas iš 3 A, pasakykite man, nu dabar ačiū, kad jūs žiūrite, mano klasiokai, jeigu jūs dabar mano klasiokai, ar jūs žiūrite dabar mano video, tai čia gerai. Va, Eimantas tai tikrai, va geras, jis nori su manim filmuotis, va tas Eimantas, tai aš nežinau, ar, nu aš leisiu jį, bet žinai, ten Eimantai sunku, ten žinau dalykai visokie, bet Eimantai, būtinai man pasakyk, ar šitas tau video patiko. Tai va, mes gavom štai tokį lėktuvėlį, dabar pažiūrėkit, kaip jis skrenda. Kaip jis skrenda. Okit. Atsisėsiu gerai. Ir... Oi. Kamerą uždengiu. Ir... Nu, tikriausiai, kad gerai skris. Dabar. Manęs nenuvedinėk. Ui. Va, nuskrido. Lėktuvas. Tai štai pas mus toks lėktuvas gavosi. Va. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video ir iki kito karto. Bye.